kiek mūsų archyvas siekia iškomunikuoti, tai jeigu šito renginio nuotraukų kolegos padarys 2000, tai turbūt po vertės ekspertizės liks iki 100. Tai bet kada, kaip ir su dokumentais, ir su nuotraukom, mes taip pat darom vertės ekspertizę. Ir jeigu neliktų pranešėjų, tai yra diskutuoti aš galėčiau apie nuotraukas, kadangi aš noriu išsaugoti ne tik dokumentinį paveldą, aš visada sakau, kad jaunoji karta ateina ir jai reikia vaizdo, jai reikia konteksto, jai reikia kultūros, tai netgi to, ko, tarkim, gal archyvai ir neturėtų tiesioginės teisės prašyti, aš visada sakau, jeigu kas norės tirti organizacijų kultūrą, jeigu nebus kalėdinių švenčių nuotraukų, jeigu nebus neformalių susitikimų, tai organizacijos kultūros vystimosi, kaip jinai kito, mes iš dokumentų, kad reglamentuota pareiginiai nuostatai, mes to netirsim, nes nebus iš ko. Tai nuotraukos taip, diskusijų daug, bet manau, kad archyvarai kolegos jums padės ir archyvas taip pat stengiasi, kiek galima padėti, konsultuoti ir taip, kad kiek? 5-7% iš vieno renginio. Aš kaip aktyvus naudotojas archyvų, tai visus žmonės ir nesvarbu kokios kokybės, bet vaizdo medžiaga yra nepaprastai svarbi, labai įdomus istorijos šaltinis ir praktiškai dauguma darbų turi iliustracinę pusę. Be iliustracijų, tai yra be tų paminėtų nuotraukų, darbai būtų labai sausi, labai neįdomus skaitytojai, todėl kvieščiau, kas tik galite, kas turite įvairių nuotraukų, nesvarbu, kokia jų būtų kokybė, archyvarai žino, kokia turėtų būti, atsirinks, bet kvieščiau visus atiduoti turimą medžiagą tiek savo, tiek protėvių į archyvus ir kad ji būtų surinkta, išsaugota ir būtų ateityje aktyviai naudojama, nes kaip šiandien teisingai pastebėta. Dažnai klausimas kyla institucijose, nes įvairius renginiai mes viešiname svetainėse nuotraukas, kita vertus mes turime tų neformalaus, kaip sakau, gyvenimo nuotraukų viduje. Ir valstybinė duomenų apsaugos inspekcija lygiai taip pat sprendė klausimą, o kokia vertė yra tam tikrų datų, renginių, jubiliejų, kokias nuotraukas išsaugokim, galbūt po 10 metų mes, ar ten dabar 25-metį turėjom, po 25 metų turėsim 50-metį ir tikrai tai yra smagu tas nuotraukas panaudoti kažkokiam informaciniam leidiniui ir panašiai. Nepaneigsi to fakto, žmonėsgi dirbo, taip, tai nėra čia jokios paslapties, galų gale ir net ir neformalaus bendravimo nuotraukos, jos mėgsta labai personalo specialistai, taip, sveikindami, tai yra vidinė organizacijos kultūra, ką kolegė labai paminėjo. Na, jinai irgi verta kartais išsaugoti yra, galbūt tai nėra kartais tie duomenys, kurie reikalingi archyvams, bet viduje jie irgi visiškai turi teisę gyventi. Aš tik iliustracijos pridėsiu, kaip gerbiama Danutė sako, šventinės nuotraukos iš vakarėlio. Tai iškart man iškilo vaizdas daktaro Norberto Černiausko knygoje Paskutinė Lietuvos vasara, bandydamas įvesti mus į tą laikotarpį, tą modernybę tarpukariu, kaip atrodė Lietuva. Jis labai daug vizualinės medžiagos naudoja, irgi viena iš fotografijų yra tiesiog Kaune, vienoje iš gamyklų vyksta kalėdinis vakarėlis Eglutė vaikams. Ir aš realiai buvau labai nustebus, kad ten stovi normali eglutė, vaikai zuikučiai ir tai atrodo, tuoj bus 90 metų prieš, kada tai vyko, bet šventė buvo tokia, juodai balti zuikučiai ir eglė su dideliais žaislais. Tai vėlgi mano sąmoniai, nors aš ir istorikė, aš gal ir neturiu, taip nevizualizuočiau, kad toks buvo tas kalėdinė eglutė gamyklos vaikams, bet suvokiu dabar, kad tai buvo normali visuomenė, kuri jau buvo pasiekus tam tikrą lygį ir nedaug ko skiriasi nuo mūsų. Kitas klausimas. Gerai, ačiū. Stengsime, ačiū. Ar dabar geriau girdite? Ar visada vardas ir pavardė yra neviešintini asmens duomenys? Ir duoda pavyzdžių, ministrų pasirašymai, įstaigų vadovų pasirašymai ir panašiai. Matau, kad ponia Danguolė jau turi atsakymą, prašau.
Ne, iš tikrųjų, žinote, ar tikrai mane dabar girdi paskutinė eilė? Labai šaunu. Na, pats klausimas turbūt reikėtų atskirti, vardas pavardė nėra sąrašo, yra čia viešintini duomenys ir čia yra neviešintini duomenys. Na, kai mes kalbame apie ministro įsakymus, vėlgi mes turime žiūrėti, o dėl ko tas ministro įsakymas pasirašytas. Mes visi suprantam, kad aš teisės aktą pasirašiau. Ar čia mes kalbam apie ministrą, kad jį reikėtų kažkaip paslėpti? Ta prasme, ar kalbam apie tai, kas yra to ministro įsakymų patvirtinta, tarkime, komisijos sudėtis kažkokia. Jeigu tai yra reikalinga ir viešintinas dokumentas, tai man atrodo, čia problemos turbūt nėra. Turbūt ir nėra klausimo, kai teisės aktai numato pareigą kažką viešinti. Turbūt daugiau yra problema, kai mes kažką, na, turime duomenis, norime pasidalinti, bet abejojame, ar turime teisę juos skelbti. Tai čia, na, toks irgi balanso klausimas, bet kas liečia teisės aktus, tai tiesiog atskirti individualaus pobūdžio ir ne. Tai, nu, turbūt, žinot, klausimas, ko norėjo paklausti tiksliai, tas, kuris uždavė, nes šiaip iš esmės problemos turbūt kaip ir gilios aš tai nematyčiau. Jeigu yra noras papildyti klausimą. Nagrinėjama teismuose dėl notaro teisės rinkti duomenis. Ir situacija buvo tokia, kad sandorio tvirtinimui dėl bendro objekto prieiga buvo prie registro duomenų, kur bendraturčių ne vienas, ne du ir ne trys. Ir vienas iš tų asmenų, kuris neinicijavo to sandorio, vat būtent ir kvestionavo notaro teisę rinkti duomenis. Tai jau ir vyriausio administracinio teismo yra pasisakyta, kad notarai, na, veikia teisinės prievolės viešosios valdžios įgyvendinimo tikslu, tai yra specialus duomenų tvarkymo pagrindas ir, na, kad sandorių teisėtumą garantuotų, jie turi prieiti prie duomenų ir būtent ne prie to besiskundžiančio duomenų prieiga buvo, bet tikslas buvo prieiti prie sandorių norinčio inicijuoti, sudaryti asmens duomenų. Tai nežinau, ar čia panaši būtų situacija, bet galbūt paralelė kažkokia galėtų būti. Aš dar tiesiog iš praktinės pusės galėčiau pridurti, kad jeigu yra abejonė visada, ar jūs galite naudoti tuos asmens duomenis, tai geriau juos tiesiog užtušuoti. Ir tai bus tikrai veiksmas labai mažai užimantis laiko, bet galės tiesiog išgelbėti nuo tolimesnių kažkokių pasiekmių. Atsiprašau. Jis, man regis, įjungtas, tiesiog reikia tai pakreipus labiau. Okay. Arčiau. Tai tiesiog labai trumpai pakartojant, kad tiesiog jeigu yra abejonė, tai galima visada užtušuoti ir nenaudoti kitų asmenų duomenų, nes tai bus vis tiek privatumo pažeidimas kitų jau asmenų. Tai visais atvejais tiesiog užtušuoti tos duomenis būtų paprastesnis variantas. Bet čia ne tada, kai perdodama archyvams saugoti. Ne. Čia, sakau, nu, vėlgi konteksto nežinome, bet praktinis mažas pastebėjimas. Jūs, ponia Inga, nepadėkit mikrofono, nes iš tos europinės praktikos, kurią jūs savo pranešime apžvelgėte, noriu, kad atsakytumėte ir į šitą klausimą ir vėlgi kiekvienos kviečiu prisijungti, kokie būtų būdai sumažinti asmens duomenų kiekį dokumentuose. Ką mažinti, kokį kiekį? Kokiais tikslais mažinti? Gal yra, na iš tiesų, turbūt yra tokia savoka minimizuoti tų duomenų kiekį, kad jų nebūtų tiek daug, kaip, man atrodo, ar ne jūs, Danguolė, sakėte, kad ar reikia tiek tiekti, ar reikia tiek saugoti ir taip toliau. Tai, na, ir dėl duomenų apsaugos. Aš gal šiek tiek iš savo patirties papasakosiu, nes tikrai yra dažnai ir pati esu gavusi dokumentų, kai gauni, tarkime, paklausimą, nes žmogus kreipėsi ir su visu šalia dar papildoma informacija, kuri net nereikalinga gauti atsakymui. Tai yra atveju nelygų ir akivaizdu, kad mes turime vengti nurodyti dokumentuose tą informaciją, kurios man nereikia jos nurodyti. Nes aš jeigu noriu pasitirauti ir paprašyti tarnybinės pagalbos, man užtenka pasakyti, kad aš gavau piliečio klausimą ir nebūtina visiems žinoti, kad Danguolė Morkūnienė gimusi tais ir tais metais, gyvenanti ten ir ten, pateikė man tą pranešimą. Tarkime, taip, ir tam, kad aš galėčiau atsakyti. O tokių pavyzdžių praktikoje tikrai pasitaiko. Net ir sprendimuose institucijų kartais, kai skaitai, tu nelabai
na, žinot, kaip profesinė liga pradedi ieškoti, prie ko prisikabinti. Bet iš esmės, tu matai, kad tam tikros informacijos, na, nereikia atskleisti esmei, bet jinai yra paminėta kažkur tai. Tai mažinti asmens duomenų kiekį dokumentuose tam tikrais atvejais galima ir reikia. Tik tai nepradėkime mažinti visur. Na, pilietis XX ir panašiai rašyti. Na, tikrai nėra tokio tikslo. Bet vėlgi turbūt raginimas paprastas, protingumo taisyklė visada jinai galioja. Kokios gerosios praktikos dokumentų viešinimo, kuriuose yra asmens duomenų? Visos jos yra geros tos, kurios yra geros. Na, tokio, žinot, patarimo nėra labai aiškaus ir gero, nes kai yra teisės aktuose numatoma prievolė viešinti asmens duomenis, paprastai mes ar tai aukštesnės galios teisės akte, ar tai žemesnės, na, mes matome tą viešintinų duomenų apimtį. Kitais atvejais kartais mums kyla abejonės, ar čia reikia kažką ir galime, net ir paprasčiausias klausimas, turime rezonansinį atvejį, tarkime, norime visuomeniai kažkaip ištransliuoti, kad imamės veiksmų, kažką darome. Ir tada kyla klausimas, o galime čia kažkokius asmens duomenis nurodyti ar ne, nors iš esmės visi žino, apie ką eina kalba ir jau 5 šaltiniuose apie tai pasakyta ir dar kažką tai mes čia kažkur nuasmeninam. Tai ta prasme, žinot, nėra, vienais atvejais yra gerosios praktikos, kitais atvejais yra nepraminti takai, bet, žinot, turbūt, kad to neteisėto paviešinimo atvejai dažniausiai yra susijęs su kažkokiais asmens duomenų saugumo pažeidimais, galbūt netyčinė kažkokia žmogiška klaida, kai paskelbtas kažkoks netyčia dokumentas, prieiga prie jo suteikta, kai neturėjo būti taip. Tai tokių atvejų dėja, bet jų išvengti visiškai eliminuoti neįmanoma, bet ar tai yra ta, kaip sakau, blogoji praktika? Ne, tai yra tiesiog, tai yra tam tikros rizikos, kurių mes visi imamės veiksmų, kad jas suvaldytumėme. Tai apie tai ir kitas klausimas. Įstaiga per aplaidumą pateikė atsakymą ne tam fiziniam asmeniui, kuris turėjo gauti. Kokie turėtų būti įstaigos žingsniai likviduojant padarytą žalą? Tai va čia tas yra asmens duomenų saugumo pažeidimas, kaip aš sakau, tai tokiais atvejais mes tikrai žinome, kas konkrečiai gavo tos duomenys. Taip, mes tada tikrai galime paprašyti to asmens, kad tą dokumentą gautą ten sunaikintų ir panašiai. Vėlgi, tos rizikos priklauso nuo to, kokia ta informacija buvo atskleista ir nuo to priklauso, koks tas pavojus tam asmeniui kilo, jeigu apie mane visgi atskleidė jums, tarkime. Tai, vėlgi, imtis aktyviais veiksmais, pasižiūrėti, kokia konkreti situacija. Tai jau fakto, kad mes atskleidėmegi nepakeisime, jisai jau įvyko. Tai šitoj vietoj, tai tada tik tai visada, kaip aš sakau, tas žmogus turi žinot, kad jisai gavo netiksliai, ne savo skirtą, nes žmogui išsiuntė elektroniniu paštu dar nereiškia, kad aš perskaičiau, pavyzdžiui. Aš galiu sužinoti tik tai, kol aš iš jūsų gausiu laišką, čia ne man buvo skirta ir pas mane galbūt kažkur šiukšlėse jisai guli. Bet kai gaus, kad ne jam skirta, tikrai perskaitys. Tikrai perskaitys, tikrai bus smalsu. Tai bet tokių visokių, bet ar mes to išvengsim? Ne. Ar yra funkcija šiandien, kad aš paimčiau ir pasakyčiau, kad išsiunčiau dabar išnyk? Nu, aš tokios funkcijos dar nežinau. Bet turbūt aš įsivaizduoju, žmogus klausia, na, jis norėtų turbūt nutylėti, kad niekas nesužinotų, nes bijo kažkokios ar sankcijos, ar baudos, ar bausmės, ar taip toliau. Tai tokių atvejų statistikoje yra iš tikrųjų, ir apie tokius atvejus pranešama, bet priklauso vėlgi, koks tas pavojus kyla asmeniui ir ar reikia apskritai pranešti, pavyzdžiui, priežiūros institucijai. Yra klausimo ar patikslinimas, bet aš prinešiu mikrofoną, nes tikrai nesigirdės. Tuo nurodytų elektroniniu paštu kažkas gavo tą dokumentą. Mes sistemoje turime tokią žinutę, kad ignoruoti, jeigu ten tas laiškas, negaliu pakomentuoti tiksliai ten to teksto, bet kokiu mes veiksmų turime imtis. Ar užtenka ten tos žinutės tam laiške? Na, bet jūs paminėjote, kad iš viso nežinote, ar ten gavo kažkas tą informaciją, nes galbūt neteisingas elektroninio pašto adresas, taip? Ir tik tai po kurio laiko paaiškėjo, nes žmogus galbūt kreipėsi jūs, kad aš negavau, nors jūs man turėjote atsiųsti. Tai vėlgi tada rizikos gali būti skirtingos. Viena, kai aš tikrai žinau, kad išsiunčiau ir, pavyzdžiui, aš lygiai taip pat galiu tuo pačiu elektroniniu paštu parašyti, kad aš jums išsiunčiau, ten ne jums ir ta skirta, sunaikinkit ir visą kitą. Ar jūs gausit būtinai automatinį atsakymą, kad aš perskaičiau ar kažką? Nebūtinai.
Bet kartais iš patirties žinau, kad dažnai, pavyzdžiui, išsiunčiami dokumentai labai aišku kam. Patikrinama sistemose ir žino, kas tas galutinis gavėjas. Tai atvejai nelygus, bet o ką jūs daugiau galit padaryti? Daugiau jūs neprašysite teisės saugos pagalbos, išsiaiškinti galimai, ar toks paštas apskritai ten buvo ir panašiai. Aš kitas pranešėjas noriu nuraminti, kad tikrai čia nėra konsultacija su duomenų apsaugos inspekcija. Bus klausimų ir jums, bet tikrai noriu chronologiškai juos užduoti. Ar darbuotojo vaiko gimimo liudijimas, prašymo dėl vaiko priežiūros atostogų priedas turėtų būti išimtas iš asmens bylos prieš perduodant asmens bylą archyvui? Ir vėl įtarčiau, kad jums klausimas. Čia žinokit, aš tai kaip tik galvoju, kad čia ne duomenų apsaugai klausimas, o turbūt archyvams. Nes, yragi ir trumpesnio saugoma dokumento, ir ilgesnio, ir turbūt vėlgi, kokia vertė to dokumento, ar jis reikalingas būtinai mums asmens byloje. Tam tikrais atvejais dėl socialinių garantijų kai kurie dokumentai mums būtinai reikalingi, bet vėlgi yra prašymai, prie jų gali būti pridėti tam tikri pagrindžiantys dokumentai ir nėra prievolės jų būtinai dėti į asmens bylą. Šitas klausimas, aš gal papildysiu, kaip ir pranešimuose buvo teisė į privatumą ir viešas interesas, tai galime žinot, kiek prezidentas turėjo vaikų ar ne? Ar kažkuris ministras. Tai čia tiesiog, kaip aš sakau, jeigu asmens byloj bus darbo sutartis, tai istorikai, bijau, kad į mane labai žiūrės kreivai, kad aš įstaigom nepasakiau, kad jos sukauptų daugiau. Realiai, apie asmens bylas, jeigu labai trumpai, tai nuo 2020 metų, jeigu mes kažką paimsim, mes paimsim iš informacinių sistemų, visą tos senusios asmens bylos, kurios dar buvo sudarytos, aš taip pasakysiu labai taip grubiai, iki badaro, kol dar nebuvo draskomos, jos turi istorinę vertę. O dabar realiai, kitas dalykas, mes perinam ir į skaitmeninę erdvę, prašymai visi greičiausiai jau nebe asmens bylose. Taip, kad tai, ką sukaupėm, tikrai nedraskykim, išsaugokim, o ko nesukaupiam, tai mes nebepaimsim. Aš tik pridėsiu apie tą istorinę vertę. Tarkim, rašant biografiją ir verčiant bylą kaip istorikiai, tai aš tikrai atkreipčiau dėmesį, kad vasaros metu ministras vis dažniau pasinaudodavo teisę į papildomą poilsio dieną, prašydamas prašymą ne vieną kartą į 3 mėnesius, o kas mėnesį. Tai tos detalės iš tikrųjų mums šiandien atrodo perteklinė informacija, bet kažkada, kai jau tie žmonės galbūt negyvi arba iškeliavę, girdėjau, tai yra vis dėlto ta papildoma informacija, kurie atskleidžia juos ir kaip darbuotojus, ir kaip valdžios atstovus tuo metu, ir kartu kaip ir žmonės. Tai jinai istorikams naudinga. Taip. Man regis, profesorė Salvija užsiminė savo pranešime, ponia Danutė tarsi pradžioje pasakė ir dabar pakartojot, kad jūs bijote to archyvų išdraskymo, ar tiksliau užjuodintų kažkokių dokumentų amžiaus. O Salvija užsiminė, kad pasitikėkit archyvais ir duokit jiems viską, ką kaupėte savo organizacijose, o jau archyvai atsirinks. Ar tikrai tai yra ir archyvo funkcija, ir archyvo pajėgumai surinkti viską ir jau tada paskui žiūrėti, mes šitą saugosim, šitas čia perteklinis, šito nereikia ir taip toliau. Ar čia nematytumėt problemos? Aišku, archyvo pajėgumai nueiti kiekvieną įstaigą ir perversti asmens bylas ir pasakyti, kad jūs palikit šitą dokumentą, bet tos bendrosios rekomendacijos, jeigu yra dokumentų kompleksas sukomplektuotas, tai nesinorėtų man sulaukti skambučio ir sakyti, o aš iš visų darbuotojų asmens bylų išėmiau gimimo liudijimus, viską, liko tik tai, ką nustato teisės aktai saugoti 50 metų. Ir aš aišku nebepasakysiu, dabar sudėkit atgal. Tai yra vėl administracinė našta. Tiesiog aš priminiau, kad archyvas turi teisę ir ta teisė atrinkti ir iš tikrųjų ir archyvaro jau deleguota, kad valstybės archyvai atrenka, kas nuolat saugoma. Ir kartais aš labai paprastai, tai sakyčiau, atėjo įstaiga archyvaras, sako, kad nuolat
Nu, jums belieka, jeigu jūs manot, kad visiškai nevertingi dokumentai, įrodyti, kad ne. O ko reikės, mūsų archyvas išdavinėjo pažymas ir juridiniai asmenys labai džiaugiasi, apie kiek kiaulių yra fermoj. Nes mes vienintelė turėjo, niekur nebebuvo. Taip, kad ko kažkada reikės, nei istorikai nežino, kokios temos buvo aktualios, tai kartais daugiau sukaupti, nu visada, aišku, lieka protingumo kriterijus. Nu, nepaimsime jūsų visų, ten, kaip klausė, buvo diskusija, kiek archyvas paima. Iki 10% ir dar abejoju, ir iki 10 mes paimam. Bet čia aš noriu šiek tiek paliesti, jūs ir dabar užsiminėt, protingumo kriterijus. Pone Danguolė sakė, mums sakė, šitą perduokit, čia naudinga, jinai sakė, man tai atrodė, kad lyg tai nelabai naudinga kažkas. Jūs minėjote apie tai, kad kaupkit viską, perduokit, jau jie patys sustvarkys. Buvo daug kalbama apie viešą interesą, apie žmonijos interesą ir naudą žmonijai. Kiek visame tame yra subjektyvaus vertinimo? Ir todėl žmonės ir nedrįsta, ir nekaupia, ir yra pasimetę. Ir tada mes girdim teisėją, kuris sako, o kai nueis byla iki ES teisingumo teismo, tai jie jūsų visas išimtis po kablelio labai tikėtina, kad pasakys, jos negalioja. Ir tada mes dar susidursim ne tik su subjektyviu žmogaus vertinimu, bet su teisininkų vertinimu, kuomet tai pranoks turbūt nacionalinė teisė. Tai čia turbūt kiekvienai klausimas tam tikrą prasme, kiek jūs matote, kad tai yra subjektyvi ir dėl to labai sunkiai reglamentuojama ir įgyvendinama sritis. Kaip mokslininkui žiūrint, tai be abejo, aš jau minėjau pranešime, kad tas subjektyvumas yra nuo atskirų archyvų darbuotojo supratimo, geranoriškumo, žinių bagažo ir daug kitų veiksnių priklauso, ar archyve jau pakliuvusi medžiaga saugoma, bus prieinama ne tik mokslininkui, bet ir apskritai, bet kokiam privačiam asmeniui. Nes dabar prieš tai klausimas buvo, ką reikia saugoti. Istoriko požiūrį reikėtų viską saugoti. Nes viena detalė, jinai gali pakreipti mūsų supratimą apie vieną reiškinį ar ten kokį nors procesą visiškai kitą linkme. Ir gerbiama direktorė minėjo apie kiaulių ten skaičių. Bet tie patys gimimo liudijimai, kai žmonėm reikės kažkokių faktų įrodyti paveldėjimo, sakysim, teisės, 50-70 metų laikotarpis nieko nereikš. Ir tas galbūt išlikęs liudijimas asmens byloj išgelbės žmogų ir sutrumpins teisinį procesą arba kažkokį tai kitą, jeigu jam asmeniškai kažką reikėtų. Tai sakyčiau, kad, kaip žiūri iš savo taško, tai reikėtų kuo daugiau ir viską. Dėl subjektyvumo, tai aš baigiau istoriją, mane mokė vertinti istoriją objektyviai. Tai sakė, aš negaliu tyrinėti istorijos, kol nepraėjo 50 metų. Gal tas požiūris buvo ir teisingas, todėl kad tai ne tie įvykiai, kurių aš esu liudininkas. Archyvarai stengiasi būti objektyvus, bet save palikti žinios mūsų kultūrinė terpė. Bet aš manau, kad archyvarai už tai, kad daugiau, kaip ir istorikai, todėl kad šiaip pati žiauriausia dokumentų vertės ekspertizė, kurią atlieka, tai yra istorija. Todėl kad išvežimai, gaisrai ir visa kita, taip, kad jeigu mes daugiau išsaugosim, mes tą likutį turėsim ir ateityje didesnį. Aš labai trumpai galbūt dar pakomentuočiau dėl to ir mano teiginio, kaip sakė, kad saugokit viską, duokit archyvam, archyvai atsirinks. Aš čia neturėjau omeny tos nulinės stadijos vadinamosios, kai yra suformuojami tie dokumentų rinkiniai, kurie turi būti perduodami archyvam. Kas ten juose turi būti, tai yra matyti ir bendras sutarimas, ir dokumentų rodiklės, ir tam tikros gairės ir kriterijai, kas ten turėjai. Tai yra šiek tiek kita stadija, nei ta, kai mes kalbam, kad jeigu jūs juos renkat pagal įstatymą, yra nurodyta, kas turi būti, pavyzdžiui, asmens byloj, kokie tai yra duomenys, jūs juos turite ir archyvai sako, perduokit mums, nes pagal mūsų kriterijus mums tai yra svarbu, tai mes nebekvestionuojam archyvaro sprendimo ir tai, ką turime, atiduodam to grynuoju pavidalu.
Ir čia galim pagalvoti apie kitą niuansą, apie patikimumą pačios informacijos. Jeigu kažkas, kaip sakoma, pagalvos, archyvai pasakė, pasitarė su istorikais, kad ši informacija yra svarbi, taip, ten yra asmenų duomenų, bet jie mano, kad to reikia, prašo perduoti. Va, teisininkė Salvija kokia ir pagalvos, žinote, aš dabar išimsiu gimimo liudimą iš šitos vietos. Man dar atrodo iš tikrųjų, kad direktoriaus vardo pavardės ant tų dokumentų tikrai nereikia, šitą aš irgi išimsiu. Na ir pradėsiu redaguoti, matyti šiuo metu elektroninius dokumentus, nes ten irgi yra įvairių dalykų. Tai visa tai, ką aš perduosiu po savo tokio subjektyvaus valstybės tarnautojo požiūrio, praras patikimumą. Iš kur mums tada žinoti, kad ten nebuvo išimti ir kiti dalykai, kurie yra svarbus visuomeniai. Kad mes pradėję redaguoti ir išiminėti tais gerais tikslais vedami, staiga pamačius tada, kad galima kažką išimti ir neduoti, mes tokiu būdu nepradėsim išiminėti ir daugelio kitų dalykų. Tai todėl mes atiduodame tai tą patikrą specialistams, ekspertams, kurie turi metodologiją, kurie turi išmanimą. Ir vadovausis jie iš dalies tikrai subjektyvių matymų, bet ekspertiniam žiniom grįstų subjektyvų matymų. Ir tas subjektyvumas čia nėra tai, kad aš noriu arba nenoriu pasakyti, koks dokumentas svarbus. Čia ne tokio lygio yra kompetencija, tiesiog pagal visą turimą žinių kiekį. Taip du ekspertai gali šiek tiek skirtingai vertinti, ar tam tikras įvykis turi istorinę reikšmę, bet tai nebus mano kaip diletanto vertinimas, kas yra man svarbu, tai bus vis tiek ekspertinis vertinimas. Tai čia yra to aukštesnio lygio subjektyvumas, kurio mes neeliminuosim ir jis yra normalus ir natūralus šio proceso elementas. Turbūt tikrai labai geras klausimas dėl to, kad kai mes kalbam apie proporcingumą, taip, ir tikslų, dėl kurių mes tvarkome duomenis, legitimumą, ir paskui, kai apsiskundžia ir nueina ten dar per kelias instancijas ir iki Europinio teismo, kuris gali pasakyti priešingai, kad visi jūs čia blogai nusprendėte, nes neįvertinote kažko dar papildomai. Tai ką aš noriu pasakyti, man atrodo, čia turbūt namų darbai yra ir ta paties viešojo sektoriaus, nes minėjau, reglamentas numato, kad tie teisės aktai, viskas su jais yra gerai, bet juose galėtų būti numatytos apsaugos priemonės, kurios padėtų išvengti tam tikrų situacijų. Tai tos apsaugos priemonės nėra jų sąrašo, kas tai yra. Tai gali būti papildoma patikra kažkokio ekspertų, gali būti kažkoks vėlgi tarpinis, kažkoks tai derinimas ir panašiai. Ir tai galėtų tam tikras rizikas eliminuoti, kad paskui teismas neturėtų argumento, kad nebuvo apsaugotas, tarkim, fizinis asmuo, nes informacija iš tiesų turi galią. Tiek mes šiandien girdėjom labai gerų pavyzdžių, kai asmens duomenys padėjo parodyti istorinį kontekstą, tragediją, bet lygiai taip pat mes galim turėti neigiamų pasiekmių, kai neturėdami tam tikros informacijos galime parašyti biografiją ir apšmeižti žmogų, nes realiai mes paskelbėme vieną, bet nepaskelbėme kažko kito. Ir tada, žinot, labai lengva apkaltinti ir tu jau neturi galimybės apsiginti, nes po to jau gintis ten po mūšio mojuoti kumščiais nelabai apsimoka. Tai va čia irgi yra tada vertinimas, kaip mes tos duomenys naudojame ir kaip padarome, kad jie visgi tarnautų tam tikslui, dėl kurio mes juos tvarkome. Aš galvoju taip filosofiškai. Visur, kur prisiliečia žmogus, neišvengiamas subjektyvumas, bet, kaip Salvija ir sakė, ne apie tai mes turbūt kalbame. Jeigu specialistų žiniom grindžiamas tas subjektyvus vertinimas, tai jis nėra tas, apie kurį mes turbūt mąstom. Ir kaip institucija, archyvaro tarnyba, tam tikrą išsilavinimą kriterijų turi įgyti specialistas, kad galėtų dirbti šitoje institucijoje. Jūsų misija yra tam tikra susijusi su vertinimu dokumentų, jų gebėjimu identifikuoti, kvalifikuoti ir taip toliau. Tikrai tų žinių ir teisme ar kur kitur dirbantis mes neturime. Tai jūs jau formuojat pirmiausia institucinę kažkokią tai praktiką. Tai jūsų akumuliuotos tos, kad ir subjektyviai pavienės
praktikos sukuria galų gale objektyvę kažkokią tai institucinę praktiką. Tas pats ir priežiūros institucijų, pavienių atvejų, pavienių specialistų vertinimas galų gale akumuliuojasi į praktiką tam tikrą. Tokiu būdu pasiekiamas ir objektyvumas. Svarbiausia, man atrodo, kad tos sistemos, jūsų poreikiai, būtų bendraujama ir su tais pačiais istorikais, jų girdėtumėm lūkesčius ten tyrimam, kiek reikalinga tos informacijos, ir pas jūs tuomet, kur yra tie trikdžiai ar saugiklių nebuvimas, kad, ne taip įvertintumėt ar kažkaip kitaip tos dokumentus ir ten, nežinau, prarastumėm ar kažkaip. Teismai irgi yra didžiulis tiekėjas jum duomenų ir neseniai sužinojau, kad rodyklė bus nuleista kai kurių ilgo saugojimo bylom, tai irgi iš esmės dings bylos medžiaga, liks tik tai pavieniai dokumentai siunčiami jums. Tai irgi čia turbūt turėtų suklusti tie, kas norėtų tyrimus daryti, kol dar yra tų bylų, gal tokios kaip laikinosios priemonės reikėtų kažkokias ar laikinai, mums jų greituoju būdu neruošti archyvam. Tai apie subjektyvumą žinoma, kad to subjektyvumo yra daug ir galų gale kiekvienos dienos praktikoje turbūt atsiremama mes į tą žmogų, kuris perduoda kažkokį dokumentą ir jisai pats sprendžia. Be to, dar be visų išsakytų minčių, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai mes dar turime atsižvelgti ir į tokius išsakytus dalykus, kaip iš salės buvo geras pavyzdys pasakytas, kad mes kalbame apie tokius tvarius vertybinius dalykus, tuo tarpu praktikoje tas žmogus, kuris perduoda informaciją, susiduria su šių dienų moderniais sprendimais, perduodant tą informaciją skaitmeniniu būdu, elektroniniu būdu, perkeliant į tam tikrus IT standartus. Be pagrindinių nuostatų dar atsiranda kitos, kaip skaitmeninio atsparumo reglamentas, į kurį turi būti atsižvelgta. Ir tų kaip pasakyti, dalykų yra be galo daug, sprendžiant tokį paprastą, kad ir subjektyvumo vertinimo kriterijų. Tai mano manimu vis dėlto tas gerųjų praktikų, kurią aš atlikau šią tematiką būtent iš Europos valstybių, parodė, kad vis dėlto tam tikros rekomendacijos ar kažkokios tai, kaip pasakyti, gairės, vis dėlto jos būtų kaip tam tikras kelrodis tam subjektyviam vaizdui objektyvizuoti šiek tiek. Tai vis dėlto tam tikras gal diskusija šią kryptimį jinai neturėtų pasibaigti šitą konferenciją, jinai tikrai turėtų vystytis toliau į tam tikrus jau konkretesnius ir gal labiau net ir tam tikrus konkrečias jau tematikas, kaip spręsti tam tikrus klausimus. Aš tai gal dar priminčiau, kodėl mes čia visi taip stengiamės tos įstaigos kaupti, perduoti, archyvai saugoti, tai priminti, kad vis dėlto archyvų funkcija yra ir tam tikra atskaitomybė prieš piliečius. Taip, mes labai aiškę demokratinę šitą laikom piliorių ant savo pečių, nes visi dokumentai valstybinių įstaigų liudija apie tam tikrus pėdsakus, kokius palieka valstybės įstaigos veikla. Ir aš apie subjektyvumą manau, kad čia viskas, kas vyko valstybėje, valstybinėje institucijoje ir pagal taisyklės, kurios yra nustatytos ir archyvarų, ir įstatymų, tai eliminuoja bet kokį subjektyvumą. Ta prasme, yra nustatyta, kokie dokumentai turi būti, nuo to, kaip jie turi būti rengiami, iki to, kaip jie turi būti perduodami ir saugomi. Viskas yra, visos taisyklės yra apibrėžtos įstatymu. Ir čia kažkokia savivalė, ar aš išimsiu, išplėšiu ar ne, man iš vis atrodo, aš asmeniškai tikrai
net nesuvokiu, iš kur ta mintis atsiranda, kad aš atsisėsiu ir tą visą valstybinės įstaigos veiklą pradėsiu cenzuruoti dabar pagal savo nuožiūrą. Tai mano ir asmeninė, ir darbinė pozicija yra, kad eliminuotas bet koks subjektyvumas, jisai atsiranda tik tai ten, kada archyvaras turi nuspręsti, kokius papildomus dar dokumentus mes galime paimti, ir taip tai jau priklauso nuo jo pasaulėžiūros, nuo jo matymo, nuo jų vertybių, ar jisai sakys, tie fermų sąrašai man šiandien svarbus, ar čia velniop, kam čia jie rūpės. Tai taip yra, atsiranda jau, kai mes nusileidžiame kiekvieno žmogaus individualų, bet čia buvo paminėta, kad yra ir išsilavinimas, ir misija, kurią atlieka archyvarai, tai yra specialybė, kur tikrai žmonės ateina pasišventę, tai nėra tokie, kaip pasakyti, renkiesi, nes šiaip sau neturiu ką dirbti. Paprastai žmonės atėję į archyvą tikrai mato tą savo aukštesnę misiją, ir tas dokumentų ir kaupimas, ir valdymas, ir saugojimas, jisai uždeda ir tam tikrą atsakomybę tam archyvarui. Tai matau labai mažai vietos subjektyvumui, kuris tikrai jau yra tam paskutiniam lygmenį, ar išplėsti tą dokumentų imti, kurią mes saugome, ar ne. O šiaip viskas, man atrodo, yra aiškiai reglamentuota. Kaip ir atėję į archyvus dirbti, taip ir atėję juos skaityti, prašyti, klientai, vadinkim, irgi turbūt ateina ne iš neturėjimo ką veikti su tikslu. Ir čia irgi klausimas, vėlgi šiek tiek ir apie subjektyvumą, bet ar netaikome dvigubų standartų skirtingiems asmenims? Žurnalistai, akademikai, tyrėjai. Istorikai girdėjom ir pranešime, ir šiaip norėtume visko. Ir mes, kai kalbame apie Kalėdų šventes ar paršelius 53 metais, yra turbūt vienas informacijos svoris. Bet kai kalbėtume apie ir tos pačios iliustracijos bylos, mes jos dar uždaros, bet tarkim, arba kažkokius neseno laiko sprendimus, tuomet ta informacija gali, kaip jūs sakėt, man atrodo, Danguolė, žudyti, ar bent jau būti iš tiesų galinga. Čia ar matote problemą, kad jeigu vieniems galim daugiau parodyti, arba stengiamės kažką mažiau parodyti. Ir vėlgi, jūs, profesorė, sakėte, šitam universitetui rodysim, o šitam ne. Ir aš atsispiriu nuo jūsų subjektyvumo idėjų. Kas norėtų atsakyti būtent į tas grupės, kaip jūs interpretuojate skirtingus užsakovus? Šiaip tais tiek istorikai, tiek žurnalistai gauna tą informaciją, kurią reikia, ir gal kaip tik žurnalistam, ne tai, kad neduodam, bet žurnalistai gali norėti daugiau. Ir pavyzdžiui, jeigu mes sakom, kad byloje yra 15 su konkrečiu asmeniu susijusių lapų, o 150 ne, tai jisai turėtų pasitikėti, kad archyvas nuo jo neslepia. O prieiga bendrai prie dokumentų, aišku, jinai reglamentuota, ir archyvas dėja turi laikytis teisės normų. Ir jeigu aš apie save klausiu, aš apie save galiu sužinoti viską, ką archyve yra, bet mes nežinom, ką mes apie jų žinom. Tai, o visa kita tada jau pagal teisinės nuostatas tikrai nedaugiau. Tai aš supratau, kad čia klausimas archyvams yra, tai galiu irgi papildyti tą bendrą poziciją, kad mes paslapčių archyve nesaugom, išskyrus tą informaciją, kurią riboja, kurios naudojama Lietuvos Respublikos įstatymai. Ir va čia yra ir mūsų pasitikėjimo archyvais klausimas, kad mes tikrai tą informaciją, kurią turime riboti, ją ir ribojame. Yra atvejai, kada žurnalistai ar tyrėjai gali gauti prieigą prie jautresnės informacijos su sąlyga, kad bus naudojami duomenys nuasmeninti, kaip mano minėta, tarkim, Vilko vaikų bylų atveju. Tai čia įsijungia ta jau administracinė vadovo archyvo atsakomybė, ar jisai suteiks prieigą šitam konkrečiam asmeniui ar ne. Jeigu jam kyla abejonių, ar tai yra asmuo, kuris jau turi tam tikrą akademinį įdirbį ir jisai sugebės tos duomenys panaudoti taip, kaip reikia moksliniais tikslais, tai jisai tikrai turi savo sprendimą pagrįsti ir gali priimti tokį sprendimą apriboti tą prieigą. Bet vėlgi tai yra ir taisyklės skaityklos, ir naudojimuose, ir direktorius kiek konkretaus archyvo konkrečiu atveju turi pagrįsti šitą savo sprendimą. Kaip žinia, yra ta didelė baimė, BDR to žodžio, ir yra daug kur nesaugumo jausmo, tikrai, kadangi ne visos taisyklės yra
aiškios konkrečiam žmogui, būna kažkokių dviejonių ir pasitaiko, kad geriau aš išplėsiu tą savo galimybę nesuteikti prieigos, kad likti toj saugesnėje srity. Tai tą mes ir kalbam, ir diskutuojam, ir darom konferencijas, kad kuo mažiau neaiškumų ir neskaidrumo būtų, ką mes galim atverti, ko mes negalime atverti. Tai ugdomės, mokomės ir šviečiamės, kaip aš sakau, ir tų atvejų mažės ir mažės. Aš esu tikra, kad tai yra tema, kurią mes jau ir šiandien turim pakankamai žinių, kiekvienam turim ir asmens duomenų pareigūnus, ir jie atsako į visus klausimus ir tikrai norim tą pasitikėjimą išsaugoti archyvais ir turime jį šiai dienai. Čia paliestas iš esmės yra tas vienas esminių ir problematiškiausių matyt aspektų, tai yra saugiklių klausimas. Tai vėlgi, kokį mes modelį valstybei pasirenkame, mes jau girdėjom, kad modeliai gali būti keli. Yra valstybių, kurios sako, jeigu mes atveriam duomenis, atveriam visiems ir visi pas mus vienodi. Daugiau yra valstybių, kurios turi tą leidimų tokią sistemą, kur sako, iš principo mes esame uždarę, tarkim, tam 100 metų, jeigu ten yra privačių duomenų, tačiau tam tikriem subjektam pagal individualios prieigos tokį suteikimą, dėl viešo interesų, istorinių tyrimų, mokslinių, mes suteikiam prieigą. Ir va čia tada šitoj vietoje, jeigu mes turim būtent tokį modelį, kokį mes šiandien ir turime, nes turim aiškiai archyvų įstatymo priedą, kuris sako, jeigu nori susipažinti su asmens duomenimis, užpildai specialų priedą, nurodai savo tikslą, ką tu nori daryti ir kažkas priima sprendimą, leis tau ar ne, pagal tam tikrus saugiklius. Šiai dienai kokia yra problema, nėra aiškumo šitoj srity. Aš pabandžiau savo susidėlioti vaizdą, aš nežinau, kokiais kriterijais remdamiesi archyvarai tokius sprendimus priima. Neradau jokių duomenų apie tai, kiek procentų tokių prašymų yra tenkinama, o kiek atmetama. Tai būtų labai įdomus dalykas pažiūrėti, jeigu pas mus, pavyzdžiui, per metus būtų kokie 300 prašymų pateikti ir 90% atmesta. Tai atmetimo priežastys įvertinę mes matytumėm, ar nėra diskriminacijos, ar nėra labai subjektyvaus vertinimo, ar nėra mylių, nemylių kažkokių dalykų, ar vis tik tai yra pagrįsta labai objektyviai, labai aiškiai savo įsivardintais kriterijais. Tai aš visų pirma, iš tikrųjų, kaip mokslininkė menkai patyrinėjus šią sritį, galiu sakyti, kad man aiškumo nėra, galbūt archyvai juos turi ir galbūt visi, kurie nori kreiptis informacijos, gali juos rasti. Bet kadangi aš potencialiai esu asmuo, kuris norėtų galbūt su kažkuo susipažinti, lengvai aš tos informacijos neradau. Kiek giliai man reikia pagrįsti mano norą susipažinti su tam tikra informacija, kurio yra asmenų duomenų. Kokie kriterijai bus svarbus tai nusprendžiant. Ar mano kaip mokslininko kompetencija ir informacijos pobūdis, ar laikotarpis, ar galbūt aš galiu prašyti ir iškart nurodyti, kad man reikia informacijos, bet tų asmenų duomenų nereikia, man su pseudonimai suteikit informaciją, nes man ne vardas ir pavardė ten Marytės ar Petro svarbi, bet ką jie padarė. Tai tiesiog atriboti negalim, bet gal tą pseudoniminę kopiją kažkokią man tyrimui gali duoti. Tai čia yra saugiklių klausimai, ties kuriais turi valstybė apsispręsti. Reikalavimas yra vienas, mes čia turim viešo administravimo sektorių, tai turi būti aišku. Tai negali būti taip, kad skirtingose regionuose šie klausimai yra sprendžiami visiškai skirtingai. Jeigu aš galiu gauti Vilniui tą informaciją, aš turiu galėti gauti ją Klaipėdoje. Negali būti skirtingo požiūrio. Va čia yra darbas visuomenės šviečiamasis ir aiškinimas ir patiems savo pasakymas, kas yra mūsų saugikliai, kokius mes juos taikom. Tai ponia Inga, turit statistiką, kiek tenkinat, kiek atmetat? Neturime, bet atkreipsim dėmesį. Kaip sakiau, šita tema yra aktuali ir pradedam ją labai aiškiai analizuoti ir brėžti savo, kaip sakant, politiką formuoti, tai tikrai atkreipsim dėmesį. Labai geras pastebėjimas. Ačiū. Aš vieną pavyzdį iš Prancūzijos galiu pasakyti, jie šią informaciją stebi, bet jie turi tokią vieną tarnybą, kurie suteikinėja tuos leidimus, tai jie per metus gauna nuo 3 iki 5 tūkstančių prašymų, būtent susipažinti pagal tą individualios išimties taisyklę su informacija, kuri dar, kaip ir tokia gyva yra asmenų duomenų, tai 90% tenkinama, 10% netenkinama.
Ir aišku, labai įdomu būtent tada tų 10% ir pažiūrėti, kodėl. Bet čia jau yra toks rodiklis, kuris rodo, kad tai yra atvirumo tokia politika. Ir iš to labai daug būtų galima taip pat ir savo požiūrio pamatyti. Būtų labai įdomu, jeigu reikės iš tikrųjų archyvam kokios mokslininkų pagalbos, sudėliojant metodologiją, kaip tikrinti, mes pasirengę padėti. Jūs ir vėl mane užvedėte ant dar vieno klausimo. Jūs užsiminėt, galbūt Danutės ir Petro, ar kokį vardą paminėjot, asmens duomenys jūsų visai nedomina. Jūs norit su tuo informacija susipažinti dėl aplinkybių, dėl konteksto, nes ta informacija jau visiems žinoma, kad toje byloje yra Danutė, Petras ir man nesvarbu, kad jie bus užtušuoti jų vardai, pavardės, adresai ir asmens kodai. Man įdomu, kaip įvyko, kokiomis aplinkybėmis galbūt prezidentas pasirašė dekretą, atėmė pilietybę ar ją suteikė. Ir tai bus rezonansinės bylos, kur jau asmens duomenys niekam neįdomu, nes visi tos asmenys žino. Įdomus kontekstas. Ar šiuo atveju archyvai gali turėti kažkokius saugiklius, pagal kuriuos ta informacija nebus duodama ir toje vietoje sulaukia to prašymo tos saugiklius įjungti? Šiaip jeigu dabar kol kas archyvas praktikoje nėra sulaukęs, kad pateikti kažkokią bylą be, tarkim, tyrimam be asmens duomenų, bet jeigu būtų nurodyta, kad nereikia asmens duomenų, tai aišku, tai nebūtų už 15 minučių byla išduodama, gal tai užtruktų porą, trejetą dienų, bet jinai būtų taip nuasmeninama ir tyrinėkit tą bylą, kiek jums reikia. Tiesiog tai yra jau administracinės sąnaudos suskaitmeninti, nuasmeninti. Ir aš dabar taip, kadangi neteko 200 lapų nuasmeninti, tai aš negaliu pasakyti, kiek tai užtruktų. O jūs galėtumėt kreiptis į institucijas, informuodami, kad štai tas ir tas domisi šiuo ir šiuo dokumentu, prezidentūra, kariuomenė ar dar kažkas, ir ar galime jį išduoti, pasikonsultuoti? Jūs čia palėtėt kitą nacionalinio saugumo klausimą, tai archyvas turi sutarę su kariuomenės kanceliarija, kad prieš išduodant dokumentus mes juos informuojam, kas su jais nori susipažinti. Kadangi tai yra nacionalinio saugumo klausimas, tiesiog, kad... Taip, užsienio reikalų ministerija, todėl, kad tuose dokumentuose, tuose bylose yra labai daug jautros informacijos. Ir čia jau, jeigu aš nuimsiu vardutį, pavardutį, bet jeigu ten bus parašyta ambasadorius Didžiojoje Britanijoje, pagal dokumento datą, nuimk vardą, pavardys nieko neduos. Kaip planuojama apsaugoti ypač jautrius asmens sveikatos duomenys e-sveikatoje, ribojant prieimą, pavyzdžiui, diegiant psichikos sveikatos duomenų po sistemą ar panašiai? Čia klausimas, kaip planuojama apsaugoti, iš esmės turbūt teiginys turėtų būti, kad visi sveikatos duomenys turėtų būti apsaugomi. Ir turbūt čia tas aspektas yra, kad dažnai pergyvenama tai, kas yra tvarkoma galbūt kažkaip kitaip. Šiuo metu galbūt yra integruojama į bendrą sistemą ir kad gali atsirasti grėsmės ar rizikos prieiga kažkam tai galbūt nepagrįsta ir panašiai. Mes visi suprantame, kad psichikos sveikatos duomenys iš tiesų jautrus yra labai. Ne kaip apie tą sulaužytą koją, taip, bet reikia turbūt irgi, mes suprantame ir šiandien diskutavome, kad pasitaiko, tarkim, asmens duomenų saugumo pažeidimų, ar tai kažkokių kibernetinių incidentų ir nieks nėra apsaugotas tam ir dėl to gyla tos baimės, o kokios tos priemonės yra pakankamos. Aš noriu tikėti, kad valdytojas yra sveikatos apsaugos ministerija, taikys visas įmanomas priemonės, kad tie duomenys būtų apsaugoti. Blogiausiu atveju užlis ir nieks neprieis. Blogiausiu atveju tai. Ar gali būti viešinama asmens nuotrauka, kai asmuo galimai padarė administracinį nusižengimą? Pavyzdžiui, į bendrą konteinerį kieme išmetė netinkamas atliekas. Ar gali būti viešinama asmens nuotrauka? Čia turbūt gėdos lentoje. Šiaip įdomu, kas viešina, tiesą pasakius, turbūt ir kaimynė pro langą gali nufotografuoti ir įdėti Facebooko paskyrą. Žiūrėkit, gerbiami kaimynai meta pas mus šiukšles. Ta prasme, suprantat, situacijai nelygų, iš esmės, turbūt atliekų tvarkymo problemų Lietuvoje turime. Ir tai indikuoja patys atliekų tvarkytojai, dėl to tam tikrose vietose, kur yra susiformuoja savaiminiai sąvartynai, kartais ir vykdomas vaizdo stebėjimas, ar tai netgi ir gyventojų pagalba kartais yra prisidedama,
O tas viešinimas, tai kur viešinama ir kaip, na, čia toksai, žinot, labai daug niuansų, į kuriuos galima būtų diskutuoti ilgai turbūt. Bet iš esmės, nu, akivaizdu, kad tai yra daroma tikrai neteisės aktas, įpareigojęs kažkaip tai vykdyti vaizdo stebėjimą ir viešinti. Tai yra, mes turbūt kalbam apie teisėtą interesą ir kad pažeidėjas akivaizdu, kad jisai gali tikėtis mažiau to privatumo, negu kad sąžiningas pilietis. Bet vėlgi, na, mes nenoriu, žinot, visų tų smulkių pažeidėjų dėl ne to iš šiukšlių dėžėje išmesto šiukšlių, na, pateisinti ir visus viešinti ir kai gali problemą išspręsti kažkaip kitaip. Tai, bet vėlgi, man atrodo, mes mokomės tam tikrų dalykų ir viena praktika, kuri galbūt mums šiandien padeda kovoti su problema, gal po 5 metų nebus suprantama ir nepateisinama. Tai čia toks labai filosofinis netgi, sakyčiau, klausimas. Čia gal teisininkės mūsų kolegės galėtų paaiškinti, kad jeigu tu nusižengi egzistuojančioms teisės normoms, tu negali pretenduoti į visišką anonimiškumą. Jeigu jau pažeisdamas tu vieną ar kitą egzistuojantį teisės aktą, tu automatiškai žinai, kas grėsia ir negali tikėtis, kad bus anonimiška, kad gali paviešinti ir vienur ir kitur, nes tu darai nusižengimą. Tai čia gal mūsų kolegės galės paaiškinti. Tai mes mielai jūs kviečiam į visus viešus teismo posėdžius, kuriuose šie klausimai yra nagrinėjami, nes kas daro pažeidimo, kas nedėja vien iš pažiūrėjimo, dažniausiai mes negalim nustatyti. Mes turim nekaltumo prezumciją ir kitus dalykus. Tai čia aš, kadangi nedirbu jokioj valstybės institucijai, aš galiu porą atvejų pasakyti iš praktikos, kaip atrodo. Pirmas dalykas, jeigu jūs ne pareigūnas ir nevaikšto šiuo metu fiksuodamas administracinių nusižengimų medžiagos, tai bausti viešumu jūs dažniausiai neturite teisės. Mes neturime viešų gėdos lentų. Tai yra, pamatėm, kad kažkas netinkamai parkuoja ir puolam dėti į internetą, užfiksuot galit ir siunčiat į e-policiją. Tai yra institucija, kuri tyria nusikaltimus. Jeigu turite tą geną vaikščioti, stebėti ir viešinti, policijai trūksta darbuotojų. Tai mielai kreipkitės, yra nuostabi profesija, tikrai stebėt, kas vyksta gatvėse ir užtikrint tvarką. Kitas dalykas, jeigu jūs pamatėte miesto merą arba kultūros ministrą ypatingai metantį šiukšles ten, kur nepriklauso, būtinai siųskite LRT ir visom kitom tarnybom. Tai yra žurnalistinio tyrimo vertas dalykas, tai yra vieši asmenys, kurie daro kažką netinkamai ir jų privataus gyvenimo apsauga yra visiškai kitokio lygio. Nežinau. Teisingas pastebėjimas, kad patys aktyviausi ir būna tie, kurie nėra kartais šventi. Tai irgi yra nagrinėta, man atrodo, ir viešoji turbūt spaudai pranešimuose, galit pasižiūrėti, ką domina, irgi administracinis buvo ginčas, galiu sakyti dėl to, kad jau išnagrinėtas. Teisė būti pamirštam prašė asmuo, kuris teistumo ir administracinių nusižengimų istorijos norėjo būti pamirštas. Tai atitinkamai teismai jau irgi šitoj situacijoje yra pasisakę, kaip su tuo pamiršimu, kai yra tam tikros situacijos. Pasižiūrėti galima. Ar magistrantas yra tyrėjas? Ar archyvarai turi nuasmeninti bylas, kurios bus naudojamos statistiniam tyrimui? Laiko sąnaudos abiems pusėms, matyt, nuasmeninant, kai tai yra tik statistikai. Ar magistrantas yra tyrėjas? Čia kalbate apie dvigubį standartą. Nežinau, čia gal tyrėjai pasakytų, ar magistrantas yra tyrėjas, todėl kad iki kol galiojo bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, sakyčiau, buvo netgi ir aiškiau, todėl kad buvo duomenų inspekcijos išaiškinimas, kad doktorantai yra tyrėjai, magistrantai, jeigu aš labai gerai prisimenu, nebuvo priskirti. Bet čia yra taip, čia tiesiog yra susitarimas ir tada magistranto atsakomybė. Todėl, kad
bet nuasmeninti privalai. Tai jeigu aš rašyčiau dabar magistro darbą, tai manęs kitaip nemokė. Ir aš tikrai prisimenu, kad mano kolegė rašė apie mirties priežastis gal 1920-40 Vilniaus mieste, naudojo Rapolo bažnyčios dokumentus, visur buvo IKMS ir taip toliau. Taip, ir kitaip net nekyla klausimų. Kokie dokumentai turėtų sudaryti asmens bylą? Ar toks sąrašas yra sureglamentuotas? Ar asmens bylos gali būti tvarkomos, saugomos elektroninės, pavyzdžiui, avilyje? Šiaip iš tikrųjų klausimas turbūt su alegorija į praeitį, nes kažkada buvo toks sąrašas. Ką gerbiama Danutė paminėjo, šiandien tokio sąrašo mes neturime. Ir kiekviena organizacija pati gali nuspręsti, ką jinai saugo, kokius dokumentus asmens byloje. Tai, bet turbūt tos vienos taisyklės nebuvimas, nežinau, ar tai yra gera praktika. Tai šitoj vietoje, jeigu visiems tas klausimas kyla ir tai buvo ypatingai jautrus klausimas, tai čia, žinot, tas pats, kaip ar Badaras leido plėšyti bažnytinės knygas. Čia yra apie tą patį, man. Ta prasme, tai turbūt to vieno sutarimo galima galbūt ieškoti, tai nebūtinai teisės akto pagalba, tai gali būti rekomendacijų kažkokių pagalba, bet vėlgi turbūt aš tai sakyčiau, kad priežiūros institucija jinai gali būti griežta, bet teisinga, ta prasme, kad turi būti labai aiški taisyklė. Bet aš nenorėčiau būti tas, kuris pasakyti, kiek reikia istorijai ir tam tikram archyvams duomenų, tai man norėtųsi, kad archyvai pasakytų, kiek jiems reikia tų duomenų. Nes, žinot, tikrai kitokių kompetencijų visiškai žmonės sprendžia. Bet ar yra kažkokie duomenys, kurie negalėtų griežtai būti ten saugomi, ypatingai atsižvelgiant, tai vėlgi priklausytų labai dažnai nuo argumentacijos ir tikrai šiandien kalbame apie subjektyvumą ir visiškai sutinku, kad tas subjektyvais dalykai tik ir formuoja objektyvę praktiką ir tas atsakymas turbūt vis dar eigoje. Kiek valstybės? Koks biudžetas? Nesakysiu aš, koks biudžetas. Labai įdomus klausimas. Taip mėgstu pavadinti, kad dokumentai jie tą vertę įgauna ir VSSA, kuri ir skiria ir lėšas, ir serverius ir panašiai. Tai nėra vienareikšmiškai tokio, kad biudžetas toks, reiškia, tiek kainuoja. Tai yra tikrai nuo nešimo per epochas iki serverių, kurie saugo informaciją ir padeda suformuoti duomenis. Tai neįvardinčiau aš to skaičių. Aš gal čia norėčiau pakomentuoti, kad jeigu žmogus negalėjo atsistatyti nuosavybės 20 hektarų Vilniaus mieste, tai kokia yra saugojimo dokumento vieno vertė? Todėl, kad mes visada įpratę gal skaičiuoti kaštus, kiek patiria valstybė, o kiek patiria nuostolių jos piliečiai. Taip, keli skaičiavimo būdai gali būti. Man tiesiog taip pat smalsu, galbūt galite pakomentuoti, nes visos tiek privatus sektorius, tiek viešasis susiduria su tais dokumentų saugojimo, perkelimo į elektroninę erdvę, tie klaudai, tie patys sprendimai, tai kaip archyvas su šituo klausimu, tiesiog įdomu, smalsu, kaip jūs į tai visus tuos aspektus dėliojatės, nes juk nuo to irgi turbūt priklauso didžioji dalis tų klausimų, apie kuriuos mes šiandieną irgi diskutuojame, tas modernizacijos IT aspektas. Ir ar skaitmenizacija yra tai mums visiems patogu, bet su kokius iššūkius į kartu atneša? Be galo platus klausimas ir mes jau čia valandą plus sėdime ir tikrai nesiplėsiu, atsakysiu, pasistengsiu koncentruotai. Tai taip, visa tai tas lūžis skaitmeninis, kuris vyksta visuomenėje, valstybėje, jis neišvengiamai liečia ir archyvus. Ir ta skaitmeninė transformacija nuo paprastų popierinių dokumentų, parašus minėjome, visa tai
analogiškai tiesiogiai liečia ir archyvus, nuo elektroninių dokumentų, kuriuos mes saugome atitinkamai elektroninėje sistemoje, iki naujai duomenų iš informacinių sistemų perėmimo, nuo Vėžio instituto iki VMI ir tikiuosi e-sveikatos kada nors, tie duomenų paketai, kurie yra suformuojami ir saugomi jau informacinėse sistemose, taip jau mes archyvose irgi priimame. Dar kitas žingsnis netrukus bus žengtas elektroninių paštų paskyros. Taip, išskirtos grupės asmenų, kuriuos reikės perimti, perduoti, tai jau galėsime, taip kaip anksčiau laiškus, korespondenciją saugojo, dabar netrukus turėsime ir elektroninių paštų paskyras. Tai archyvai žengia koja kojon su technologijom. Apie finansus nekalbėsiu, nes visada, aišku, šitas sektorius yra pamirštas ir atrodo, kad turėtų suktis iš savų kažkokių lėšų, bet sprendimus priemam savalaikius, saugojimą ilgalaikį irgi esame užtikrinę, o į priekį žiūrime ir galimybių rasti tas ilgalaikio saugojimo kitais netgi formatais. Taip, tai galbūt, kad po 100 metų gal mes padarysim archyvus nemirtingus, suteikdami jiems DNR saugojimo formą. Jau dabar yra tokių inovacijų ir mes netgi tokiam vienam pilotiniam projekte dalyvaujam. Kovo 11-osios aktą mums suskaitmenins DNR formatu ir mes, duok Dieve, išsaugosim jį iki begalybės. Tai iššūkis, bet manau dorojamės, taip atliepiam ir poreikius visuomenės. Iš duomenų apsaugos pusės tai yra papildomas iššūkis. Nutekėjimai, įsilaužimai ir taip toliau. Tai yra papildomas krūvis informaciniams sistemom, prieigoms ir visa kita. Taip, tai yra iššūkis. Labai praktinis klausimas. Uždarbio kortelių bylos. Atsakinga darbuotoja nenori patikėti įmonės archyvarui, bando užklijuoti ir kitomis priemonėmis. Kokios įmonės archyvaro teisės šiuo požiūriu? Gerai, aš dar gal tada kitaip užduosiu klausimą, papildysiu jį, praplėsiu. Mes, tarkim, turim savivaldybės atstovų ir taip toliau čia. Ar jie galėtų susidurti su spaudimu vadovybės, nedėti tam tikrų, nearchyvuoti tam tikrų protokolų, laiškų ar dar kažko, kai viskas atitiktų, tarkim, teisės aktus, jie galėtų patekti į archyvą, bet yra kitokia politinė kažkokia valia? Aš labai tikiuosi, kad archyvarai atstovėtų politinę valią, todėl kad tą mes atliekam savo darbą. Jeigu dėl asmens sąskaitų kortelių, čia dėja jau tenka grįžti atgal, kamuoliuką grąžinti įstaigai, o kaip pas ją reglamentuota. Jeigu nustatyta, kad ilgai saugomi dokumentai atiduodami į įstaigos archyvą, tai finansininkas turi vykdyti teisės aktus. Jeigu nustatyta, kad jie gali būti saugomi pas finansininką, ką teisės aktai leidžia, jisai gali netiduoti ir saugoti už 50 metų tas asmens sąskaitų korteles. Tai klausimas priklausoma taip, kaip yra reglamentuota. Reglamentuota, kad dokumentai, tarkim, po 3 metų atiduodami įstaigos archyvą, vadinasi, archyvaras turi teisę reikalauti. Klausimas gal ir jums, ponia Vitalija, ar pritartumėte 70 metų riba atgraso mokslinius tyrimus, ką šiuo atveju siūlytumėte keisti, kol dar nevėlu? Ar pritartumėte, kad tam tikri ribojimai būtent dėl laiko perspektyvos yra atgrasanti priemonė imtis tam tikrų tyrimų? Be abejo taip, kad kuo ilgesnis ribojimo laikotarpis, tuo vienas ar kitas mokslininkas negali atlikti tyrimų, pilnavertiškų, kompleksiškų tyrimų, nes čia mes daug šnekame, dalį atiduoda, dalį netiduoda. Mokslininkui, kad matyti visą procesą, reikia labai daug duomenų. Ir tas 70 metų tai tikrai yra ilgas laikotarpis. Gerbiama direktorė minėjo, kad kai ruošia archyvarus yra distancija. Tai ir istorikai turi distanciją su tyriamais objektais. Mes sakome, kad 30 metų mes netyrėme. Istorikui reikia 30 metų laikotarpio, kad būtų distancija išlaikyta. Tai 70 metų pakankamai ilgas laiko tarpas ir mes norėtume, kaip mokslininkai norėtume labai trumpo, nes tyriant, sakysim,
reiškinio pradžią ir pabaigą, tai pabaiga gali atsiremti į vakar dieną ir kad jį suprasti, mums reikėtų ir duomenų iš vakar dienos, ir tų, kur siekia ir kelis šimtus metų. Tai aš asmeniškai ir manau visi kolegos pritartų, kad tas laikotarpis būtų kuo trumpesnis. Nes viešas interesas, moksliniai tyrimai, tai yra, buvo minėta, kad žurnalistai domisi, mes ne komerciniais reikalais, žurnalistai kartais tai padaro komerciją, žinios yra galia, pinigai, o mokslininkai neturi jokių interesų. Na, jūs irgi honorarus gaunat, jau nesakykit. Aš norėjau paklausyti, ponia Inga, jūsų, ar yra gerųjų praktikų kažkur užsienio šalyse, kuomet iš tiesų tam, kad nebūtų stabdomas kažkoks mokslinis procesas, tos išlygos kitokios būtų? Na tai mano irgi ganėtinai menka šitoj vietoj patirtis, tiek kiek ruošiausi konferencijai, peržvelgiau tas gerasias praktikas, bet tiek kiek suprantu, tiek Jungtiniai Karalystiai, tiek Škotijoje tie procesai labiau yra įrėminti į tam tikras taisyklės, kad tų taisyklių detalesnių, kaip profesorė minėjo, kriterijų apibūdinimo, jų tiesiog išviešinimo visuomenėje, jų yra daugiau ir tai sukelia tokį dar didesnį tą pasitikėjimą. Tas pasitikėjimas, žinoma, jisai yra, bet jis tampa dar labiau matomas, juntamas ir kada visiems aišku tos taisyklės, kaip elgtis, tai taip sakoma, tiek perdodančioms institucijoms, tiek ir priimančioms institucijoms tampa lengviau dirbti. Tai šitoj vietoje aš sakyčiau, kad čia mums labai geras startas šitą konferenciją yra pradėti apie tai diskutuoti ir grynintis tuos visus kriterijus, kaip mes galėtumėm irgi čia Lietuvoje juos, taip sakant, irgi apsirašyti. Ir tai ypatingai svarbu tyrėjams, būtent mokslinių darbų. Aš pati, kaip esu irgi doktorantė buvusi jau, tai tikrai žinau, kad naudotis jau esamomis medžiagomis, tai tiesiog tai praturtina tavo paties darbą, tai praturtina ir ateities kartų darbą, kas bus tavo darbuose parašyta. Tai vienareikšmiškai sakyčiau, kad tų kriterijų identifikavimas tolimesnis mums yra reikalingas šiandien dieną. Mes jau turim eiti prie apibendrinimo mūsų diskusijos ir vėlgi atliepiant tai, ką jūs pasakėte konferencijos pradžioje, berods jūs, ponia Danguolė, minėjote apie tai, kad tai dar ir ta duomenų apsauga turbūt yra tokia kokono stadija ir klausimas, į kokį drugelį visą tai išsivystys ir šauks. Kita vertus, štai profesorė, dėja turėjusi mus anksčiau palikti, sakė, kad klausimas apskritai, koks yra pasitikėjimas archyvais. Ji neabejoja, kad jis didelis. Bet aš įsivaizduoju, kad mes dar turim užduoti savo klausimą, o kas įeina į tą pasitikėjimą? Ar kad tai yra gera saugykla, kurioje mano duomenys saugus ir niekas nepraeis, kaip per Harry Potterį tas goblinų bankas yra. Ten jau reikia labai padirbėti, kad patektum ir gautum informaciją. Ar vis dėlto tai yra vieta, kur aš tikrai galiu rasti reikalingą informaciją, visuomenės interesą tenkinančią, mokslinius interesus tenkinančią ir taip toliau. Ir čia mano klausimas paskutinis kiekvienai jūsų. Ko jūs linkėtumėte šiom dviem aspektam, tiek duomenų apsaugai, kur link vystytis, kaip visuomeniai keisti požiūrį į šį klausimą ir kartu archyvų vaidmenį tame ir archyvų funkcija irgi mūsų ateities visuomenėje. Pone Vitalija, pradėsim nuo jūsų. Manau, paminėtas jūsų žodis pasitikėjimas iš tikrųjų labai svarbus. Pasitikėti archyvais, dirba tikrai kvalifikuoti žmonės, dirba ekspertai savo srities. Pasitikėjimas mokslininkais taip pat yra labai svarbu ir taip pat dirba pačios aukščiausios kvalifikacijos žmonės, kurie ekspertai, ta ekspertinė žinia, ekspertinė prieiga jinai yra, nors mūsų dienom parodė atvejai, bet iš tikrųjų jos svarba yra labai, labai didelė.
Ir archyvai, manau, atliepia tą, kad patikimas partneris visada patars ne tik dėl visuomenės intereso platesnio, bet ir asmeniškai žmogui, kuriam kažkada gali atsirasti būtinybė kreiptis. Ir jeigu tai yra patikimas partneris, kuris surinko daug duomenų arba rinkinių įvairiausių, tai vienu ar kitu atveju tikrai labai palengvins gyvenimą tiek asmeninį, tiek ir giminės platesnis. Tai tas pasitikėjimas iš dviejų pusių, manau, pati didžiausia vertybė. Aš labai tikiuosi, kad tai, ką archyvas sakė, kad jūs galit kaupti asmens duomenis, patvirtino duomenų inspekcija ir kai reikės diskutuoti su duomenų pareigūnu, archyvaras sakys, kad ne, čia reikia, tai manau, kad ta diskusija bus teigiama ir archyvai sukaups, mažiau baimės. Turbūt palinkėsiu. Na, man pasitikėjimas turbūt yra ne apie tai, kad kažkam kažko neduoti. Turbūt yra pasitikėjimas apie tai, kad visuomenė sutarė, kad tam tikri dalykai yra vertingi ir jais galima bendram gėriui naudotis. Na ir turbūt, jeigu žiūrint bendrai apie duomenų apsaugos tendencijas, tai aš manau, kad archyvai lygiai taip pat pakeis savo veidą ir mes būsime lygiaverčiai partneriai turbūt archyvų, kai mes tam tikrą irgi archyvo funkciją atliksime pas save ir vėlgi transformacija dokumento, jinai savaime padarė virsmą. Ir aš matau, tikrai turbūt geresnį romaną nei Hario Poterio, ką galima su tais duomenim padaryti. Ir tik tai pasitikėjimas turbūt šitoje vietoje duos tą gerą pokytį. Aš manyčiau, kad nereikia demonizuoti tos duomenų apsaugos ir atėjusio reguliavimo tikrai ir pranešėjai turbūt įtikino tuo. Tikrai manau, kad įsitikinot ir jeigu dar netikėjot, nors man būtų keista, specialistai, kad pasitikima jumis, teismų praktika, jos nebuvimas rodo, kad tikrai pasitikima, tai turbūt labiau pasitikėjimo savimi ir išgryninimo viduje tų probleminių aspektų, kur kyla klausimai, galų gale inventorizavimo tų atvejų, kada ir kaip tie prieigos duodamos, neduodamos, turbūt čia viduje turėtų būti atliktas tas namų darbas. Na ir pamatysit turbūt, kad nėra taip, kaip čia, nežinau, kaip sakė, baubai kažkokie, nėra jų. Tai pasitikėjimas jis yra ir tai yra labai svarbu ir tai yra labai gerai. Mano mintis buvo, kad tą pasitikėjimą dar vis dėlto galima būtų sustiprinti tiesiog žengiant žingsneliu pirmien, kažkokius išsigryninant kriterijus, panaudojus gerasias kitų šalių praktikas ir jas įgyvendinant čia pas mus, apjungiant tiek tą istorinį paveldą, tiek ir žiūrint į ateitį, į naujasias technologijas. Simboliškai paskutinį žodį užeina. Taip kaip ir pirmą, taip ir paskutinį, tai uždarysiu gal. Vis tiek palinkėsiu mums visiems rasti ir balansą tarp privataus ir viešo intereso. Tai neturėtų būti svarstyklės nei viena pusė, nes ten, kur yra balansas, ten yra visas grožis. Tai tiek visada suprasti, kad čia galbūt yra privatus interesas, bet čia yra ir viešas. Tai nepamiršti ir to viešo intereso. O archyvams ir dėl to pasitikėjimo aš žinau, kad mes tam tikrą šleifą velkamės iš praeitų epochų, kada archyvas iš tiesų buvo kažkokia nesuprantama institucija, kuri saugo informaciją, kuri gali būti ten panaudota prie žmogų ir turim vis dar atkovoti tam tikrą savo pasitikėjimą ir tą parodyti, kad tikrai tas šleifas jau praeityje. Ir linkiu, kad atvirumo, nes archyvo atvirumas matuojamas ne tik darbo valandom, bet ir taip, kaip tu lengvai gali surasti informaciją ir kaip tau yra aišku, kaip ją naudotis ir kokia yra prieiga prie jos. Tai gal to ir užbaigčiau balansu ir atvirumu. Aš dėkoju Jums visoms ir visiems čia buvusiems. Primenu, jog pranešimus skaitė ir diskusijoje dalyvavo Danutė Kontrimavičienė, Lietuvos valstybės nuvažiavo tekstas, tai dabar jau pasimesiu.
bet archyvo vadovė, taip pat Istorijos instituto mokslo darbuotoja, darbo duomenų, atsiprašau, apsaugos. Žodžiu, tikrai labai dėkoju Jums visoms, nes tikrai nuvažiavo tekstas ir dar noriu padėkoti būtinai 2 Lietuvos Centrinio valstybės archyvo darbuotojams, kurios filmavo ir fotografavo šią konferenciją, buvo su mumis, tad jos tikrai ir įrašų, ir vaizdų turbūt galėsime pasidalinti. Aš dėkoju visiems buvusiems kartu. Na ir ką, toliau, kad tas drugelis gražėtų ir skristų vis tolyn ir gražyn. Dėkui Jums visiems ir gražios dienos.